Sveiki, dabar mes esame ugnies paviljone. Šiame paviljone mes užduodame klausimą kas. Arba dar galime šitą klausimą užduoti su kuo. Čia mes kalbame apie žmonės. Tai yra vėjo energija, blaze. Ir šioje erdvėje mes kalbame su žmonėmis, diskutuojame, mes skambiname žmonėms arba rašome jiems laiškus. Tai yra vieta, kuri yra susijusi su bendravimu, su jungimusi. Šioje erdvėje mes galvojame apie tai, kas yra tie žmonės, kurie gali mums padėti kurti mūsų verslą, gyvendinti mūsų projektus, kurie turi tam tikras kompetencijos, kurios yra mums reikalingos. Sakykime, jeigu kalbėti apie skrydžio metaforą, apie ką mes šiek tiek anksčiau jau pradėjom kalbėti, tai jeigu mes nusprendžiame skristi iš Vilniaus į Singapūrą ir mes nusprendžiame, kad ta kelionė yra mūsų produktas, mes žinome, kada tai vyks, mes esame nustatę konkrečią datą, tuomet mes jau galime eiti pas žmonės ir kalbėti su jais ir sakyti, aš noriu skristi štai šitų reisų į Singapūrą, ar tu skrisi kartu su manim, ar tu būsi keleivis, ar tu būsi komandos narys. Tie ankstesni klausimai mums leidžia labai gerai suprasti, patiems savo susiformuluoti, ką mes norime nuveikti. Ir čia jau, kai mes kalbame su žmonėmis, jau jie supranta, į ką mes juos įtraukiame. Savo namuose taip pat galite susikurti savo tokią erdvę. Primenu, kad visos šitos erdvės, vandens, medžio, žemės, ugnies, kur dabar esame ir dar toliau apsilankysime viename paviljone, kurį pamatysit, tai bus metalas. Visom šitom erdvėm galite susirasti vietas savo namuose. Svarbiausia, kad tai nebūtų ta pati vieta kiekvienai energijai. Ir kiekvieną kartą galvodami apie tai, kokią užduotį savo keliate, apie ką norite pagalvoti, eikite į tą konkrečią vietą ir tą klausimą spręskite būtent ten. Ilgainiui ta vieta, jums pavirs tam tikrą metaforą, pradės asocijuoti su tuo klausimu ir padės jums daug greičiau išspręsti.